Aš pirmą kartą viešai pasakau, ką galvoju apie premjerą, bet gal reikia pasakyti vis dėlto. Bet mano manimu, tai yra nešlovė valstybei turėti premjerą teistą už korupciją. Tai buvo nešlovė nuo pat pradžių. Bet mes patys gerai prisimenam, kokiu būdu jisai tapo premjeru, kad jį mums, žinot, kaip kokią mašinų turgų iki šalėlę, reiškia, iš viršaus banknotas, po apačią banknotas, o viduje popieriukai. Aš nežinau, ar dar toks sukčiavimo būdas veikia, bet prieš kažkiek metų jisai veikdavo. Tai ir buvo plačiai praktikuojamas. Tai mums įkišo lėlę ir dabar turim tą lėlę ir lėlė bando apsirengti gražesniais drabužėliais, bet nelabai išeis. Nu, kitaip sakant, mes turim premjerą, kuris mums buvo atgabentas kontrabanda. Bet čia jau klausimai, kodėl taip įvyko, yra Vilijai Blinkevičiūtei. Pirmas klausimas, premjeras buvo Seimo narys, dar iki būdamas premjeras, dar ankstesnės kadencijos Seime, jisai buvo to Seimo narys. Tai Seimo nariams yra draudžiamas bet koks darbas komercinėse įmonėse. Taip. Bet koks. Nutarimo visiškai aišku, kad premjeras, tuo metu dar ne premjeras, kaip Seimo narys, jisai negalėjo net steigti tos įmonės. Kaip aš suprantau, jisai steigė įmonę, naują įmonę, buvo jos steigėjas, kai jisai buvo Seimo narys. 2024 pradžiai. Nu tai jisai buvo steigėjas. Ką jis dar toliau padarė, čia atrodo jau būdamas premjeru, jisai priėmė į darbą įmonės direktorių. Šito jisai negalėjo daryti. Jisai gali kalbėti apie tai, kad jisai čia neužsiėmė verslu, kad jisai nepriiminėjo jokių verslo sprendimų. Pagal tą nutarimą, kuriame tikrai labai plačiai išaiškinti tie dalykai, pagal jį savoka darbas, konstitucijos savoka dirbti arba darbas, jinai yra interpretuojama labai plačiai, jinai reiškia, kad jisai negali priiminėti absoliučiai jokių tokių sprendimų. Taigi jisai turbūt įsivaizduoja, kad mes visi esame Antarktidos pingvinai. Ir jisai kabina mums makaronus. Jisai pažeidė konstituciją jau tada, kada jisai steigė tą įmonę ir kai jisai priėmė tą direktorių į darbą. Čia yra kaip 2x2. Bet ten yra išaiškinta, kad savoka darbas reiškia iš esmės bet kokių sprendimų priėmimą. Ir paskui yra daromas tam tikros įvairios išlygos. Nu, pavyzdžiui, kokiose organizacijose, kokioms organizacijoms gali priklausyti Seimo narys. Ten eina kalba apie Seimo narius pirmiausiai. Taip. Bet mutatis mutandis, kaip sakoma, tai taikoma ir vykdomosios valdžios atstovams, vyriausybės nariams. Bet kalbėkim kol kas apie Seimo narius. Jisai buvo Seimo narys ir jisai yra Seimo narys. Tai tos situacijos ten yra aptartos tokiais apibendrinančiais teisiniais terminais, bet man atrodo, kad iš jų yra viskas aišku. Ten jums yra akivaizdu, kad tos taisyklės galioja įmonės steigimui ir direktoriui. Akivaizdu, aš net neabejoju, aš pats buvau tada Konstitucinio teismo pirmininkas, kai tas nutarimas buvo rašomas, aš pats tikrai prie jo nemažai ranką pridėjau, aš gerai prisimenu mūsų diskusijas su kolegomis ir mums niekam ten nekilo jokių abejonių tuos dalykus rašant. Ir kai premjeras atsistoja Seimo tribūnai, mane tas šokiravo, atvirai pasakius. Mane šokiravo tas jo pasakymas toks bravūriškas. Gerbiami Seimo nariai, steikite įmonės, jums tai leidžiama. Neleidžiama. Neleidžiama. O išlygos, taip, ten yra išlygos dėl narysčių įvairios organizacijos. Nu, aš suprantu, jeigu Seimo narys yra medžiotojas, jisai priklauso medžiotojų būreliui, gal ten ir kokias pareigas gali užimti, bet jisai negali atstovauti tam būreliui ar ten kažkokiai draugijai santykiuose su viešosios valdžios institucijomis. Ir čia yra tam tikri apribojimai. Ten yra įvairios išlygos. Vėliau po to nutarimo dar buvo pora papildomų išaiškinimų. Ir štai kaip paprastai Lietuvoje atsitinka, kaip išvirsta. Nu, turbūt ne tik tai Lietuvoje. Kai kurie Seimo nariai inicijavo to nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimą dėl ūkininkų. Žinoma, ten buvo toks kaip verkšlenimas, bet mes bandėm būti supratingi. Nu ką daryti, jeigu Seimo narys yra ūkininkas? Štai jisai turi ūkelį, ten turi 5 ar 10 karvių, tos karvės duoda pieną, tai ką dabar jam tos karvės papjauti ar parduoti, ar ką daryti, nu gal gali jis tą pienelį pridavinėti ten kažkur tai. Nu ir mes išaiškinam, kad taip, ūkininkauti galima. Bet mes galvojame apie tos žmonės, kurie turi 5 karvės, o ne apie latifundininkus. O išvirto į tai, kad
ūkininkavimu užsiimama kaip verslu ir kai kurie Seimo nariai tai daro. Ir kai Remigijus Žemaitaitis, aš nežinau ten to jo verslo, bet kai jisai savo įvairiuose interviu, kurių pilnas YouTube'as, sako žodžius mano verslas, tai čia jau turėtų kilti visokių minčių, nes Seimo narys, jeigu jis sako žodžius mano verslas, tai jisai tokiu atveju turėtų sakyti ir aš traukiuosi iš Seimo. Tame Konstitucinio teismo nutarime, nes tai yra dividendai iš nuosavybės, tiesiog tai yra pajamos iš savos nuosavybės, bet tame Konstitucinio teismo nutarime yra pasiūlyta netgi keletas variantų, ką Seimas turėtų padaryti. Ir vienas iš jų yra ten kažkoks akcijų valdymo perleidimas ir taip toliau, ir taip toliau. Ten yra turbūt kokie 3 variantai paminėti, anoniminis valdymas, dar kažkas. Taip, būtent... kaip yra pasaulyje. Mes tada žiūrėjom pasaulio praktiką, atsimenu Kanados praktiką, dar kai kurių kitų valstybių ir įrašėm tos kelis variantus. Seimas laisvas apsispręsti, nejuda. Dėl to, kad konstitucija mažai kam rūpi. Mes galėsim daugiau, jeigu iš kalbos išeis daugiau, pakalbėti apie tai, kaip mažai kam rūpi konstitucija Lietuvoje šiandien. O premjerui jinai tikrai nerūpi, jisai kalba apie tuos pingvinus, reiškia, ir apie tai, kad Seimo nariai gali steigti įmonės. Negali. Jeigu jis jau yra įmonės steigėjas, arba, nežinau, jis paveldėjo akcijas, na, yra visokių gyvenimiškų situacijų, tai jokiam vienam nutarime to viso nesurašysi, visų tų įmanomų atvejų ir neaprašysi, bet yra tam tikri principai ir tų principų reikia laikytis, jų nesilaikoma. Prizmė Seime turėtų būti sudaroma komisija ir tada turėtų būti sprendžiama. Bet aš netikiu, kad tai bus padaryta. Komisija tada konstitucinio teismo išaiškinimas. O šiaip, jeigu Gintautas Paluckas nors kiek gerbtų konstituciją, tai jisai jau seniai būtų priėmęs tą sprendimą, kurį priima tokiais atvejais garbingi žmonės. Atsistatydint? Na, čia jūs pasakėt. Aš tik paklausiu. Mano darbas klausti. Mes turėjom visokių premjerų Lietuvoje. Ir jie gali patikti, nepatikti man pačiam. Vieni patikdavo, kiti nepatikdavo. Bet mes turėjom žmonių, kurie prisimdavo atsakomybę. Prisiminkim Gediminą Vagnorių. Galim vienaip vertinti, galim kitaip, aš kritiškai gal kai ką vertindavau, bet aš vis prisimenu tą jo ryžtą ir drąsą, kai Valdas Adamkus, tuometinis prezidentas, išėjo į visas televizijas ir pasakė, kad jis su juo toliau negali dirbti ir nepasitikė, Gediminas Vagnorius oriai atsistatydino. Ir garbė jam už tai, nes jisai žinojo, kas yra garbė. Jisai nekalbėjo apie pingvinus. Jisai nekalbėjo apie kažkokias pornografinės svetainės. Nežinau, nesu joje toje svetainėje lankęsis. Galbūt premjeras geriau žino, apie ką jis kalba. Kas iš to, jeigu nebus nustatyta, jog buvo pažeisti kokie nors baudžiamojo kodekso straipsniai. Tai, kad premjeras nepadarė nusikaltimų šiuo atveju, tai dar nereiškia, kad jisai yra apskaitai, kad jo elgesys neprasilenkia su politinė etika, su politinė kultūra ir su kažkokiais tai politinės moralės principais. Aš sakau, premjeras nepadarė nusikaltimo šiuo atveju. Jeigu kalbėsim apie Lietuvą, tai aš manau, kad tos tendencijos yra labai neraminančios. Man, tiesą sakant, didžiausia, na taip, nežinau, kokį čia žodį net surasti, labai suneramina tos tendencijos prastumti baudžiamojo kodekso pataisos. Dėl gelbėjant eilinį čekutininką ar čekutininkus.